Rodysiu, kaip su pigiomis priemonėmis pasidaryti tokį makiažą, kuris atlaikys net school air ir atrodys tiesiog nuostabiai. Aš iš karto atsiprašysiu dėl savo balso, aš labai sargau beveik savaitę ir, you ask, I deliver. Kol kas esu išbandžius labai daug tokių gripping primerių, taip pat geriausias yra šitas NYXo, čia yra The Face Glue. Realiai jis padaro tikrai nemažą skirtumą. Aš atradau geriausią antakių gelį, čia yra šitas iš Essence, jis berods kainuoja kelius eurus. Jis yra realiai geresnis nei Rare Beauty, nes Rare Beauty kažkaip po ilgo laiko jisai pradeda tais tokiais baltais flakint, o šitas, kiek pastebėjau, ne. Tai, pavyzdžiui, tik tais kokį nors glowy primer, arba labai fainas drugstore foundationas yra iš Maybelline, šitas Fit Me, nes jis toks labai lengvas. Šiandien aš išbandysiu šitą Buttermelt Glaze iš NYXo. Krūjų labai gerai neatrodo. Pažiūrėkit. Gus kontravimo arba bronzinimo stikas, tai labai geras, yra iš Rival Loves Me, šitą labai rekomenduoju. Aš jį esu pabaigus, tai aš tiesiog panaudosiu savo Rare Beauty. Šitas iš NYXo, jis yra grinai, kaip tas, kurį aš turiu iš Fenty, tiesiog kad pigesnė versija ir atrodo žiauriai gerai. Ačiū šitą iš L'Orealio, kadangi jis yra kartu ir highlighteris, tai sutaupys laiko ir sutaupys produktų. Toliau eina setting spray ir aš tiesiog pasakysiu, kad jeigu pirksit kokį kitą, nebus taip gerai kaip šitas. Tiek šitas setting spray, tiek tas primeris, jie kartu taip gerai laiko makiažą, o aš jį bandžiau. Tuo aš supratau, kad jis tikrai yra labai geras, nes jisai realiai atrodo kaip filtras, ant kiek jisai užblurina makiažą. Matot? Aš dabar tiesiog nežinau, ką daryti, aš stengiuosi nedažyti čia apatinio šito, nes man jie labai pradėjo smudžintis pastoviai. Waterproof tušą, nors ir tai jisai smudžinas. Galvoti apie blakstienų laminavimą, bet taip tikrai jį darytis, taip kad kas darėtės, let me know. Ir dabar uždėsiu va tokio. Tas pigus lipstain yra šitas, nes jį užsidedi, jisai kaip lūpų blizgis atrodo. Ir jį gali tiesiog tai palikti, o kai nusivalys dar paliks ir stain. Pabaigtas rezultatas, man atrodo, kad makiažas atrodo labai gerai ir jis tikrai ilgai laikysis. Ir tikiuosi, kad jums padėjau. Ciao!